Labas rytas, Labas žmonės. Kalbėk iš dangaus platybių. Saulė šviečia. Išaušo antradienis. Leis man pasakyti eilėraštį. Saulė šviečia, mus į žygius kviečia. Sekite mus. Šiandien antradienis, šiandien 13 diena. Mes su jumis sveikinamės iš dangaus be debesėlio. Rašėm langio, ką būtų gražiai filmuoti. Čia koks taškas. Ai, čia įskilęs. Puikiausiai nusiteikę, pavalgę pusrytukų. Pabaigėm vakar pirktą arbūzą. Tai jokiamės nuo arbūzėlio kainą susimokėjom. Po 2,5 už kilogramą, tai už gabaliuką, kaip paskaičiavo, 6 eurus, tokį, net žagtelėm, bet nieko, jokiamės. Palaikom vietinę rinką. Aš galvoju, kad tu čia pirštą griauži. Aš labai įdėmiai klausau. Įdėmiai klausai. Nuotaikos puikios, išsilsėję, išsimiegoję, kaip namuose. Lėkiam toliau, vėl tikslų susidėlioja, bet raumenukai biški. Tau skauda kojos iš po vakar. Skaudėt neskauda, bet toks... Jaučiasi, kad vaikščiai. Jaučiasi, kad buvo kažkur kojas išėjusios. Tai šiandien bandysim dar keletą taškiukų įveikti. Labai daug obelų palei kelią. Ir kiek jau nekartą pastebėjom, kad ir renka žmonės tos obolius. Nu įdomiai. O, auga savo obelis. Nu va, matosi, kur sustojom. Varom Tomaševskio žiūrėti. Šiandien 9 pradedam. Vakar 8:30 išėjom. Ko mes šiandien kažko biškio užsižaidėm? Nesuprantu. Viskas aiškiai pažymėta. Kur varyti? Gerai, kas tai yra kiti? Nusistatai Durkovieco parkingą ir varai. Keliukas geresnis negu vakar. Manyčiau, tikrai nesunkiai įveiksim. Čia mums dovana po vakar. Ženkliai lengvesnis keliukas. Tu čia nieko reikia. Pasivaikščiojimas. Eini pasišvilpaudams. Ne. Ko tai pirmą kartą išgirdau per kelias dienas švilpaujant? Jo, matai kaip šiandien žmona, tai limpampam, o vakar buvo. Buvom Čekų rojui, dabar Slovakijos rojui. Nu, biškai jau prasideda toksai jau ne kažką kelytis. Takeliai tokie visiškai prie pakriaušio, koja ne ten ir labanaktis. Kaip baisiai blemba. Kaip reikia čia dabar nulipti? Jau karšta? Jau karšta. Nu, deinam pirmąjį. Mane Darius laiko už nugaros. Blemba čia. Kaip gražu. Va čia tokį daėjom. Varom toliau. Kad yra va tokie ženklai, reiškia, kad nepasiklysti, einam geltono trasa ant kažkelinto medžio. Nes eini ir tų tokių keliukų nusukimų yra. Tai reiškia, einam teisingai. Gerulis sukilimas. Mes turistai, o la 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 la,
Kokia gražiai gamta. Kuprinė pas mane. Rankinukas sunkiausias pas 2 mane. meters. Is Viso 2 kilometers? 4 Kuprinė pas mane. Rankinukas pas mane. Vanduo geriamas pas mane. Viskas pas mane. Be pėgo varyt. Nežinau, čia sukti. Čia ant to yra medžio. Gal čia reikia sukti? Radom orientyrą. Valio. Vadinasi, negirstaitiškin varom. Mano žmona ko tai pasileido plaukus. Kvepia čia kažkuo nelabai musėt. Einam žiūrėti, kur čia daėjom. Pagal viską turėtų būti tenais kažkur. Čia eina tenais takelis. Tik tai ne šituo jau takeliu gal. Ar šituo? Nu ką žinau. Nu ne, čia taip tiesiog praeit. Susimarytė, nesuvokiamas aukštis. Pyk, nepyk, jau mane vyras laiko užsubinės. Triusikų tai geriau bus. 47 minučių pagaliau priėjome Tomaševskio Vyglitka. Tomaševskio Vyglitka. Kauno žalią trasytę varom toliau. Trasytė tęsiasi toliau. Kažkaip reiks nulipti. Saugiai lipam. Saugiai lipam. Atbulom lyg bus geriau. Ir įsiremki akmenis. Ne, aš tai įsimusėt pro čia. Tai fainu. Va, rojus. Dar jau eini į rojų. Jo. Nu ką, dabar leidžiamės nuo kalno. Taip irgi po čiut, po nedaug, nes čia akyvarai. Gerai, kad kerzus užsidėjom. Ir ten tolin. Iš ten atėjom. Nu ką, roplom beveik, roplom leisti. Tikrai, kad teiktų načiart. Kopietkom lipsim. Nu ką, trasikė baigta. Aišku, čia gali eiti ir eiti ir eiti ir eiti. Galo nėra. 2 valandas sugaišom, jau dabar yra 11 valandų. Grįšim atgal. Grįžti dar tiek pat laiko, dar 2 valandas. Aš tikrai nebenoriu eiti.
Aš dabar viskas gyvensiu negyvenamai saloje, pasitraukiu, aš einu į negyvenamą salą. Eik. Ne su batais, nusimauk. Batus. Tu čia pasiliksi? Aš čia gyvensiu. Amba, varau, aš negaliu vyro palikti. Kokie slidūs akmenys. Nustenkis per akį. Tipo dzinką sušlapsiu, ne? Tai kad tu eini Duok ranką. per vandenį, eini. Paduok man ranką. Ah, Pažiūrėk, koks čia vaizdas tavo. kaip čia gražu. Tararai, tararai. O čia nepradės vanduo kilti. Pradėjus, bėgsim tada. Tradicinės čičin. Kalorijos. Bet aš kažkaip čia labai bijau. Nes kažkokie keisti garsai. Man toks jausmas, kad šičia gal meška ateina atsigerti. Čia kažkoks va urvas yra. Blemba. Oi, saloj buvo ką tik įsilaipinęs Uselambijos Pictures desantas. Ne to nėra. Nepavyksta rasti automobilio statymo vietos. Opi. Išėjom patiesiają. Beveik 2 kilometrai iki mašiniuko. Kaip fainiai dabar. A, jau dabar tu tralelelele. Trilim pompa be makaulė. Nu tai dar jau dabar pasakok, kaip tau trasa. Pipiecas. Eik tu. Ir buvo bzzz, ir na. Ir na buvo? Buvo na? Pasėdėsim, pailsėsim. Ne, čia ne debesis. Čia kalnai. Tolumai stūkso kalnai. Nesišneka su mumis. Ai, ne ta kalba. Baigėsi mūsų turnė, sugrįžom. Sužingsniuota beveik 10 000 žingsnių. 6 kilometrai. 3 valandas užtrukom. Ir buvo visko. Trasa tikrai labai sunki. Bet mes tai padarėm. Na vėlgi, Kodėl neduodi tekstą? Kai kiti sako, ai čia ir su vaikais. Taip, yra takelis, kur ir su vaikais gali eiti, bet yra takelis, kur gali ir be vaikų eiti. Vienu žodžiu, mes tai padarėm. Vertėjo. Dabar varom toliau. Coffee time. Biški užkasim lengvai sansainių su kavyte. Norime eiti iki terminių, bet galvom, pavalgom. Mano žmona ką ten krienus ar tuos česnako, ne? Susasisto. Vajazau, kaip tu smirdėsi. Vis tiek nesibučiuosiu. Ta prasme, aš rašiausi jau sumest laižeką. Bet aš taip stebiuos, mano ta gražioji žmonikė taip pavalgunti taip. Vienas man leisti vieną kartą dienoj normaliai. Kaip gers vyrs toks. Žai žmonių eina. Nu tikėsim, rasim vietą. Kaip jauties? Puikiai. Daėjom Liptovo terminių vandenų. O, kas čia darosi? Čia ir laiptukai yra. Čia maudasi tokį. Ką? Šiaip šiltas vanduo. Šiltas, ar ne? Kaip įdomiai.
kyla burbuliukai. Natūralus. Simaudė išsiturškę, 9 UV, tai labai ilgai nesinorėjo degintis, tai lekim iki viešbučio. Nesugalvotum tokiais važiuoti keliais. Nuvažiavę 200 metrų. O tai veda pasukite kairėn. tokiais bažnytkaimiais, nu bet ką ne fainiai. To mažyčiai Slovakijos miesteliukai. Tokie grinai kurortiniai. Man tai žiauriai patinka. O tau? Man irgi patinka, bet tik tai dabar buvo toks ČP. Kas Aš čia nuėjau į tą pripilt mineralinio, kur bėga mineralinis vanduo, atnešiau, žmonai daviau paragauti, sako, fu, man kiaušiniai smirda. Nu, aišku, gryni Man tai kiaušiniai. žiauriai skanus yra. Mineralinis vanduo grinai supūvusi kiaušinių skonio. Fui, ble. Suba. Kairėn. Tada Atvažiuojam kelionės Višiniovą. tikslas bus kairėje. Va, jau kelionės tikslas bus kairėje. Višiniov. Nu va, apsistojau. Su šeimininku. Šeimininkas gerai kalba ir lietuviškai, ir rusiškai. O šį kartą tai kažkaip, nežinau, nepasisekė. Atvažiavom į viešbutį. Pasirodo, visiškai netoksai variantas, kaip užsisakėm, kažkokia skylė, Gal blemba. pradėkim nuo to, kad pasitiko tai iš vis fantastika. Nu, Ir net lietuviškai, labą dieną. o esmė tokia, kad nuvedė į butuką kokį, tipo 2 naktis turim gyventi kažkokioj skylėj. Čiut ne kaip sandėliukai tokie. Ir Langų sakom, o tai mažiukai. kur terasa, kur balkonas, nu vienu žodžiu, taigi atšaukiam. Bet tai pasakė, supranti, gal ir būtumėm neatšaukę, bet tai pasakė maždaug, o tai kas jums nepatinka, čia va kieme rūkykit maždaug. Čia ten žmona kavą pasakė, bet dabar užsisakėm kitur, atvažiavom, įsėdim valandą laiko, negalim pakliūti, kodo niekaip negaunam iš šeimininkų, zašibys. Pamašinoj koks, nežinau, 50 gerti. Gal laipsnių. važiuojame iki parduotuvės. Tikriausiai gali eiktų, na čia, tokiu tiltu važiuoti. Tikėkimės neįluš. Eiktų dar ir nervuok. Tokį marketą atvažiavom. O prie marketo vakas. Struti, labas. Labas. Labas, Struti. Kai seks čia tau. O atėjom. Nedidelis. Bet tai čia viskas komfortabiliai. Net šampanas padėtas. Bet tai terasa, viskas. Terasytė tokia. Įkando į ranką. Šiam daiktų susidėliojom, pasiėmėm biškį alučio ir einam. Finito šiandieną. Noriu pasižiūrėti pati. Nu palauk, tu nejudink. Biški čiučiutė ištynėsi. A čia jau tipo tokia popa Bet tai didelė. kaip skauda širšė. Sakė, bitė. Va tokio bitutė kėlė. Čia ne viskas. bitutė, o širšė žiauriai skauda. A, nu tada skauda. Čia vadinasi prieš gimtadieninis laikotarpis. Viskas. Vsio, finito. Bet užtat pas mus kalnai gražus tolumoj. Finito. Like šiandien nebus va toksai laikiukas. Ačiū, kas žiūrit. Ačiū, kas komentuojat. Like, va tokį padėkit. Bet aišku, jūs padėkit gerą laiką, va tokį laiką.